Tai sveiki visi, mano vardas Liutauras, malonu susipažinti su kai kuriais galbūt esu kalbėjęs, pasakojęs apie mūsų PHE Ads platformą. Tai šiandien papasakosiu šiek tiek daugiau. Kursas bus orientuotas į pradedančiuosius vartotojus. Tai iš esmės padengsim basic dalykus fundamentalius, kaip paleist kampaniją, kas veikia, kas neveikia. Ketvirtadienį 11 val. Turėsim kursą pažengusiam vartotojam. Tai taipogi kviečiu visus prisijungti ir ketvirtadienį 11 val., kur eisim šiek tiek daugiau detalės. Ypač jeigu jau leidžiat reklamą, tai ketvirtadienį, sakyčiau, privaloma prisijungti, kadangi bus daug įdomių įžvalgų, kaip sutaupyti reklamos biudžetą, išlaikant gerus rezultatus. Tai galim pradėti iš esmės, jeigu bus klausimus pasilikit prezentacijos pabaigoje, kadangi yra įrašoma, tai pabaigoje, jeigu ir trūks laiko, galėsim pasilikti ir ilgiau, padiskutuoti kažkokius tai specifinius keisus ar būtent jūsų paskyrą, jūsų patirtis. Taigi, pradėkime. Tai agenda. Pradžioje trumpai papasakosiu apie tradicinius reklamos kanalus, kokios yra apskritai reklamos PHE Group tinkle, tada apie PHE Adsus, tai yra mūsų savitarnos reklamos platforma, kaip sukurti pirmą reklamos kampaniją ir, kaip minėjau, pabaigoje klausimai ir atsakymai. Tai labai trumpai pradžioje tikriausiai 10 minučių apie apskritai, kokios yra reklamos galimybės neliečiant PHE Ads platformos. Tai nesiplėsiu pasakoti daug apie įmonę, nes tikriausiai ir patys dauguma jau žinote, tai iš esmės esam didžiausias marketplace'as Baltijos šalyse ir stipriai augam Suomijoje. Ko pasiekoje daug investuojam į marketingą, turim daug žinių, daug partnerių, todėl ir patys siūlom reklamos galimybės, tai trumpai pakomentuosiu kiekvieną iš jų. Tai reklaminės juostos, pirmoji opcija, dar kitaip yra baneriai, yra galimybė visiems partneriam, marketplace'o pardavėjams bei teikėjams išsipirkti šias pozicijas, kur galima reklamuoti, ar tai būtų e-parduotuvė, ar kažkoks tai prekinis ženklas, ar konkretus pasiūlymas, nežinau, čiužinių, aloe vera, minus 30%. Baneriai, reklaminiai skydeliai, juostos turbūt būtų tas kanalas, kuris yra pats populiariausias, šiuo metu sudaro didžiąją dalį pardavimų, bet toks ir yra rinkos standartas, kas įdomu, kalbant apie šią poziciją, kad tai yra viena iš labiausiai veikiančių poziciją, tai jeigu reiktų sureitinguoti, tai turbūt skaitminė rinkodara, baneriai, PHE Ads platforma, pozicijos, kurios tikrai veikia ir kurių grįžtamąją grąžą, tai iš esmės pardavimus galima labai lengvai susidėti kažkokią tai Excel lentelę ir pamatuoti. Tai reklaminių juostos startinis biudžetas būtų nuo 200 eurų savaitį, tai vėlgi, jeigu lyginant šį kanalą su savitarnos reklamos platforma, biudžetai šiems kanalams būtų šiek tiek didesni, kadangi tai nėra pilnai automatizuoti sprendimai, todėl biudžetai yra tokie, kokie yra. Tiek būtų apie reklaminės juostas, banerius, judant pirmin, tai skaitminė rinkodara, tai iš esmės Google reklama, YouTube reklama, TikTok reklama ir gamifikacija. Tai labai trumpai, vėlgi, mes kaip marketplace'as patys iš savęs leidžiam reklamą, ar tai būtų Google reklama, ar Facebook reklama, ar dar kažkas. Tačiau yra opcija kiekvienam prekės ženklui prisidėti ir investuoti biudžetą, kad būtent ta biudžeto dalis būtų alokuota jo prekiniam ženklui. Tai vėlgi, startinis biudžetas būtų nuo 500 eurų, šiuo atveju būtų pakankamas šis biudžetas mėnesio laikotarpiui.
Faktas, kad Facebookas, Google'as yra du pagrindiniai reklamos kanalai, kurie yra istoriškai žiūrint turbūt vieni iš seniausių, taip pat ir iš geriausiai konvertuojančių, jeigu neliečiant kažkokių tai kainų palyginimo portalų ar labai tokių nišinių specifinių reklamos kanalų. Tai skaitmeninė rinkodara irgi būtų viena iš opcijų, vėlgi reikėtų žiūrėti į prekių kategorijas, į konkrečius produktus, pasiūlymus, kadangi yra labai daug sudedamųjų dalių, tokia, sakykime, puslė, kurią reiktų sudėti, kad reklama veiktų tinkamai ir generuotų maksimalią grąžą. Pašto rinkodara, iš esmės naujienlaiškiai, tai pozicija gan populiari yra ir tarp tiekėjų, ir tarp marketplace pardavėjų. Kaina yra šiek tiek mažesnė, kas yra labai gerai, tai vėlgi yra opcija į suplanuotą mūsų komunikaciją įsidėti kažkokį tai banerį produktą ir ko pasakoje vėlgi produktas bus labiau matomas, gaus daugiau paspaudimų ir galiausiai konvertuos į pardavimus. Apie šią pusę turbūt daug nesiplėsiu, visi matėt, visi gaunat, kažkas galbūt tai vadina spamu, nereikalinga, neįdomu, bet praktika skaičiai rodo, kad šis kanalas tikrai veikia ir yra taipogi vienas iš sėkmingiausių, nes jo kaina, palyginus su grąža, kurią galima gauti, yra sąlyginai gera. Labai panašiai veikia ir tiesioginė rinkodara. Tai kas yra tiesioginė rinkodara, tai SMS žinutės arba push notification, angliškai vadinami žinutės, kurias galima siųsti vartotojams, kurie naudoja mūsų pigų.lt aplikaciją. Tai jeigu žmogus turi mūsų aplikaciją ir sutinka gauti rinkodaros pasiūlymus, karts nuo karto mes galim jam išsiųsti tam tikrą komunikaciją, bet yra ir puikus pavyzdys, kaip atrodo tokia žinutė. Tai vėlgi startinis biudžetas būtų nuo 500 eurų. Priklausomai nuo auditorijos dydžio kaina galėtų didėti ar mažėti, 500 eurų, sakyčiau, yra tas optimalus biudžetas, kuris būtų pakankamas pasiekti savo tikslinę auditoriją. Ir judant pirmin turim didžiuosius reklamos kanalus, tai TV reklama ir lauko reklama, tai kadangi tai yra vieni iš didžių reklamos kanalų, tai ir biudžetai yra ženkliai didesni, bet vėlgi reikia įsivertinti, kad su šiais kanalais galima pasiekti labai didelę auditoriją, tai kas liečia TV reklamą, biudžetas būtų nuo 2000 eurų, kas liečia lauko reklamą, biudžetas užbėgsiu už šakių bus nuo 5000 eurų. Šiuose reklamos kanaluose jau reklamuojant prekes ir prekinį ženklą reikėtų labai gerai įsivertinti prekių palaikymą, turėti geriausią kainą, kadangi vėlgi komunikuojant, nežinau, specialų pasiūlymą ar prekinį ženklą, nebus taip, kad pardavimai spontaniškai išaugs ir tada nukris. Tai be abejo, galima reklamuoti, pavyzdys yra parodytas nešiojamas kompiuteris, produktus, kuriuos užtrunka vartotojai priimti ilgesnį laiką, priimti kažkokį tai sprendimą. Tai jeigu kažkam būtų įdomu, nežinau, TV reklama ar lauko reklama, tai mano pasiūlymas būtų nesirinkti vien tik šių kanalų. Šie kanalai galėtų būti suplanuoti kažkokiam tai marketingo kampanijai, bet būtinai reikėtų kažkokių palaikomųjų kampanijų, ar tai būtų baneriai, pašto rinkodara ar dar kažkas, bet reikėtų vartotojui priminti ir priminti labai asmeniškai, tiesiogiai jam personalizuotai apie pasiūlymus ištransliuotus anksčiau. Tai kaip ir minėjau, tradiciniai reklamos kanalai, labai trumpai visos šios opcijos yra galimybė vėlgi reklamuoti, ar tai būtų jūsų prekinis ženklas, ar kažkoks tai specialus pasiūlymas. Pas mus, tai jeigu kažkam įdomu, galite kreiptis į savo tiesioginį vadybininką ir jisai padės atsakyti visus klausimus bei suderinti šitos reklamos kanalus, kas galbūt ir bus aktualu, ypač kalbant apie lapkričio gruodžio mėnesius,
kada turėsim ir juodąjį penktadienį, ir kalėdų periodą, ir kibernetinį pirmadienį, ir tikriausiai dar daug visokių įvairių trumpalaikių akcijų ir pasiūlymų. Tai judant pirmin, tai PHE Ads reklamos galimybės, tai turbūt ko visi ir susirinkot, tai iš pat pradžių vėlgi pradedam, kas yra ta mūsų savitarnos reklamos platforma ir kodėl jinai naudinga, kodėl reiktų ją naudoti ir kodėl aš asmeniškai visada kalbėdamas su pardavėjais sakau, kad tai yra geras įrankis, kuris veikia visiems, tačiau labai svarbu žinoti, kaip ir ką naudoti, ką spausti, ko daryti ir ko nedaryti, tai apie tai šiek tiek ir daugiau papasakosiu. Tai iš esmės, kaip ir minėjau, tai yra savitarnos reklamos platforma, veikia labai panašių principų kaip Meta Adsai ar Google Adsai, galbūt kažkas prekiauja, nežinau, Allegro, Amazon. Šios įmonės taip pat turi savo kažkokius tai reklamos įrankius, kurie iš esmės visi struktūriškai yra panašus, galbūt ne tam tikrais atvejais vienodi, bet skiriasi tam tikrai niuansai. Tai naudodami mūsų platformą galit paleisti reklamos kampanijas, stebėti rezultatus, kaip tos kampanijos veikia, ar generuoja pardavimus, ar negeneruoja. Vėlgi, analizuodami duomenis, galite pasidaryti kažkokias tai išvadas, kad gerai, kampanija A veikia, kampanija B neveikia, tai kampaniją B išjungsiu, paliksiu tik kampaniją A, nes jinai man generuoja grąžą, tai kažkokius tai pardavimus. Ir vėlgi, galite sekti proporciją tarp to, kiek išleidžiat reklamai ir tiek, kiek sugeneruojat pardavimų. Tai būtų ROAS metrika, Return of Investment arba Acquisition Cost. Ir iš esmės labai svarbu yra sekti šias metrikas, kad žinotumėt, ar investuojami pinigai jums atsiperka ar neatsiperka. Ir jeigu atsiperka, tai gerai, kiek atsiperka, ką galiu padaryti, kad atsipirktų daugiau. Jeigu neatsiperka, tai gerai, ką man daryti, kad optimizuoti, efektyvinti pinigus, biudžetą, kurį aš išleidžiu, galbūt biudžetą tam tikrais atvejais reikia mažinti, tam tikrais atvejais didinti, tai kaip ir minėjau, ketvirtadienį kalbėsim apie tai dar kartą kviečiu visus prisijungti. Tai kodėl naudinga naudoti PHE Ads platformą? Tai iš esmės mūsų puslapį Lietuvoje yra 7,5 milijono prekių, tai didžioji dalis kategorijų turi po 20, po 30, tam tikrais atvejais net ir kelis šimtus produktų puslapių, kas yra gerai vartotojui, kadangi tai skatina sveiką konkurenciją, yra didelis asortimentas, platus pasirinkimas ir taip toliau, bet tuo pačiu su tuo ir atsiranda tam tikra problema marketplace pardavėjams, šiuo atveju jums, tai kad kaip man išsiskirti iš to ilgo ir didelio prekių sąrašo, tapti labiau matomu ir faktas, kodėl aš noriu būti matomas, kad mano prekė būtų viršuje, kad jinai būtų labiau matoma, kad vartotojai ant jo suspaustų, skaitytų aprašymą, žiūrėtų nuotraukas ir galiausiai nusipirktų. Tai būtent tai ir padeda padaryti mūsų platformą, tai yra 3 reklamos tipai, tai produktų reklama pagrindinėme ir produktų puslapiuose, produktų reklama kategorijų sąrašuose ir Facebook reklama. Ką svarbu paminėti, kad pati platforma, visi procesai, kas vyksta pačioj platformai, yra automatizuota, tai iš esmės pasileidžiant reklamos kampaniją, galbūt darot kažkokius tai pokyčius, bet visiškai nereikia jokio įsikišimo iš mūsų, iš pigų pusės, kad patvirtint kampaniją, peržiūrėt ar dar kažkas, tai dėl to tai yra labai greita. Ir vėlgi, jeigu žinot, ką darot, skiriat tam laiko, tikrai nereikia skirti, nežinau, ten po 3 valandas kiekvieną dieną. Valandai savaitę yra pakankamai laiko pasižiūrėti, panalizuoti rezultatus, kas suveikia, nesuveikia, atlikti tam tikrus pokyčius, vieną kampaniją išjungti, sukurti naują. Pats kampanijos sukūrimo procesas, jisai trunka iki kelių minučių, yra ganėtinai paprastas. Tai
Taip, trumpai apie kiekvienos reklamos kanalą. Tai produkto reklama pagrindinėme ir produktų puslapiuose. Tai reklama bus matoma homepage, bus karuselė, kuri bus pavadinta partnerių pasiūlymai ir taipogi pažymėta reklama, kadangi to reikalauja įstatymai, kad visi produktai, kurie neorganiniu būdu, bet kuriems reikia kažkokio tai iškelimo, kad jie būtų tiesiog pažymėti ikonėlę, kad tai yra reklama. Tai kur bus matoma reklama, tai homepage karuselėj ir tada prie kiekvienos prekės kortelės, įėjus į prekės kortelę, jeigu paeitumėte šiek tiek žemiau, vėlgi būtų identiška karuselė, tai yra partnerių pasiūlymai. Kas yra svarbu ir kuo šis reklamos tipas skiriasi nuo kitų. Tai už šią reklamą jūs mokėsit tik, kai kažkas paspaudžia ant jūsų prekės. Tai yra terminas cost per click arba lietuviškai mokestis už paspaudimą. Tai vėlgi platformai pasirenkat tam tikrą sumą, kurią norit investuoti, kurią esat pasiryžę mokėti, kad klientas paspaudęs ant jūsų prekės, sakykime, tai 0,06 euro, tai 6 centai už paspaudimą. Ir tokiu būdu kiekvieną kartą, kai kažkas paspaudžia ant jūsų reklamos, jūs sumokat virtualiais pinigais, sąskaita faktūra, žinoma, išrašoma mėnesio gale. Jūs visus skaičius matot, kiek yra paspaudimų, kiek yra parodymų, koks yra paspaudimų rodiklis nuo parodymų bendrų, kas parodo iš esmės, kiek jūsų produktai yra įdomus, aktualūs ar konkurencingi kainos prasme. Tai taip, rekomenduojamas biudžetas šiai reklamos kampanijai yra apie 500 eurų mėnesiui. Žinoma, galima pradėti su visiškai minimaliu biudžetu, ar tai būtų 1 ar 5 eurai per dieną, gali net ir tie patys 5 eurai būti visam mėnesiui, tiesiog sulauksit labai mažo kiekio paspaudimo. 500 eurų būtų tas biudžetas, kuris, sakyčiau, jau yra solidus ir pasileidus po mėnesio jūs turėsit vos ne momentaliai savo atsakymą, ar reklama veikia ar neveikia. Bet kokiu atveju, jokiais būdais aš nerekomenduoju pirmą kartą prisijungus prie platformos, pirmą kampaniją tiesiog investuoti 500 eurų ir tada po mėnesio žiūrėti, ar veikia ar neveikia man tai. Aš visada rekomenduoju pradėti, juolab, jeigu tai yra naujas vartotojas, vėlgi susipažįstat su pačia platforma, tai tie biudžetai turėtų būti ženkliai mažesni, tai 5, galbūt 10-20 eurų per savaitę būtų tas biudžetas, kuris padėtų jums suprasti, kaip veikia platforma, apskritai, kas veikia jūsų prekiam, jūsų kategorijoje, nes labai daug nepersonalizuotų, bet kas veikia vienam selleriui, gali visiškai neveikti kitam selleriui. Yra daug sudedamųjų dalių, nuo ko priklauso, kaip ar jūsų reklama veikia ir apskritai, ar tai performina, ar neperformina. Galbūt jūs leidžiat reklamą, bet prekės atsiliepimai yra labai blogi. Tai tokiu atveju tikriausiai neverta leisti reklamos, kol yra kažkokių tai svarbesnių, sakykime, dalykų, ar tai atsiliepimai, aprašymai, nuotraukos, galbūt jūsų kaina yra 5 kartus didesnė nei jūsų konkurentų. Ir jūs leidžiat reklamą ir galvojat, kodėl nėra pardavimų. Tai yra daug dalykų, namų darbais, pavadinkim juos taip, kuriuos reikėtų pasidaryti, įsivertinti prieš leidžiant reklamą. Vėlgi, nereikia kažkokių gilių analizių. Prieš leidžiant reklamą, ką aš daryčiau savo vietoje, tai skirčiau valandą laiko pasižiūrėti, prasieiti per pigų LT puslapį, kas leidžia reklamą, kaip tai daro, bet vėlgi, jeigu prekiaučiau, nežinau, čiužiniais, paimkim šitą pavyzdį, pasižiūrėčiau čiužinių kategoriją, ar yra kažkokia konkurencija, ar jos nėra, ką reklamuoja mano konkurentai, koks yra prekių kainos lygis, įsivertinčiau visus šitos dalykus ir tai galėtų būti kažkoks atspirties taškas jums pradedant reklamuotis. Tai judant pirmyn, tai reklama kategorijų puslapių sąrašuose. Tai pati reklama yra rodoma kategorijos puslapyje, tai vėlgi
Jeigu aš esu čiužinių pardavėjas, tai mano kategorija būtų namų baldai ir interjeras ir tada čiužiniai ir atsidarius čiužiniai. Jeigu aš naudoju reklamą, mano prekės būtų iškeltos pirmame puslapyje į top 5 poziciją. Kas svarbu paminėti, šiuo atveju reklama yra apmokestinama už parodymus, angliškai CPM terminas, cost per mile, tai cost per 1000 impressions, arba lietuviškai mokestis už 1000 impresijų. Tai kiek kainuotų 1000 parodymų, kiek kainuotų parodyti jūsų prekę 1000 kartų. Tai už 1000 parodymų kaina galėtų būti nuo 15 iki 90 eurų būtent už vieną mato vienetą. Tai mato vienetas šiuo atveju ir yra 1000 parodymų. Rekomenduojamas biudžetas yra 400 eurų per mėnesį. Vėlgi, čia yra biudžetas, kurį, sakyčiau, yra solidus ir jau įsivažiavus į reklamą, kur jau jūs padarėt savo namų darbus, pasižiūrėt, ką ir kaip daro jūsų konkurentai, pasidarėt kelias testinės kampanijas su mažesniais biudžetais ir jau norit generuoti tuos tikrus didelius pardavimus. Tai biudžetas būtų toks, kuom šis kampanijos tipas skiriasi nuo reklamos produktų sąrašuose, tai iš esmės 2 dalykai skiriasi. Vieta, kur yra atvaizduojamos prekės, šiuo atveju kategorijos puslapyje, ir kainodara. Jeigu už reklamą produktų sąrašuose mokate už paspaudimus, šiuo atveju mokate už parodymus. Ir judant pirmin, tai trečiasis reklamos tipas, tai Facebooko reklama, kuri turbūt yra paprasčiausia ir apie kurią nereikia daug aiškinti, tikėtina visi matėt, ar tai būtų Facebookas, ar Messengerio programėlė, ar Instagramas. Iš esmės vėlgi biudžetas identiškai yra rekomenduotinas ta suma, kuri turėtų būti jau veikiančiai ir ištestuotai reklamos kompanijai. Su Facebooku dar vienas ypatumas tas, kad jums nereikia pasirinkti produktų, kuriuos jūs norite reklamuoti. Jeigu prieš tai pirmais 2 reklamos tipais jūs turėtumėt pasirinkti, nežinau, ar tai visus produktus norite reklamuoti, ar tai norite reklamuoti produktus, kuriuos geriausiai parduodat, kur turit nuolaidą, prekių palaikymą ar dar kažkas, tai Facebook'e pasirinkti produktų visiškai nereikia. Kodėl yra taip? Vėlgi, visa šita informacija, kurią aš pasakoju, jinai bus ir platformai. Parodysiu gal šiek tiek vėliau apie tai, neišsiplėsiu dabar, bet iš esmės, kaip veikia mūsų Facebooko reklama, tai mes turim sąrašą visų prekių, kuriomis jūs prekiaujate. Tokiu atveju, kai paleidžiate reklamą, per 24 valandas startuojam su absoliučiai visomis prekėmis, kokios yra jūsų asortimente, kad ir tai būtų, nežinau, ten 500 prekių, sakykime, kas yra daug ir tikrai per daug reklamuoti, turint kažkokį tai ribotą biudžetą, nes vėlgi, prekių skaičius, kurį jūs reklamuojate, turėtų atitinkamai augti su jūsų biudžetu. Tai ką mes padarom savo pusę, arba ką tiksliau padaro Facebooko dirbtinis intelektas, tai pradedant reklamuotis su labai dideliu prekių skaičiu, kas šiuo atveju bus visos realiai Facebooko reklamos kompanijos startuos absoliučiai su visų jūsų asortimentu. Tačiau atliekant tam tikrus testus, vėlgi atsižvelgiant į tai, kurias prekės peržiūri jūsų vartotojai, kurių prekių spaudžia, kur vėlgi naršint Facebooko kažkokią tai karuselę, kur yra, štai čia yra pavaizduotas pavyzdys. Facebookas mato, sakykime, kad štai šitą kilimėlį vartotojai žiūri dažniau nei kitas prekes, ko pasiekoje nuo 3 iki 7 dienų, nuo tada, kai startavo jūsų Facebooko reklama, mes pradėsim mažinti prekių skaičių, kurį reklamuojam, ir iš 500 prekių liks, sakykime, 20-30 prekių, kurios yra įdomiausios klientams. Tai vėl, ką reiškia įdomiausios, tai dar kartą, kad klientai jas peržiūri, spaudžia, ateina į puslapį, galbūt net nuperka, atlieka konversiją, vėlgi visus šitos duomenys Facebookas mato, tai Facebookas iš esmės reklamuos ir dažniau rodys tas prekes,
kurias yra labiausiai linkę nusipirkti mūsų klientai. Tai būtų tiek apie Facebooko reklamą, labai trumpai, tai kitas žingsnis jau konkretus pavyzdžiai, kaip sukurti pirmą reklamos kampaniją, tai gal šiek tiek dar žingsnis atgal, tai kaip gauti prisijungimus prie platformos. Tai iš esmės mūsų PMP sistemoje turėtumėt sutikti, kad norite prisijungti prie reklamos platformos ir tiesiog į pašto dėžutę gausit prisijungimo nuorodą, paspausit ant tos nuorodos, nusistatysit slaptažodį, prisijungimo vardas bus jūsų elektroninis paštas ir galėsit pradėti naudoti platformą. Tai pirmas vaizdas, kurį jūs ir pamatysit, tai ir bus būtent toks, tai apkalbėti 3 reklamos tipai. Spaudžiat iš esmės, sukurt kampaniją yra labai paprasta, tai būtų 4, max 5 žingsniai, ką jums reikėtų padaryti. Tai spaudžiat sukurtą naują kampaniją, toliau matytumėt štai tokį langą, tai iš esmės, ką jums reikia padaryti, tai susikurt kampanijos pavadinimą, tai vėlgi rekomenduočiau, ar tai kažkokią datą, ar nurodyti produktų kategoriją, ar tai, nežinau, geriausiai parduodamos prekės, rugsėjo mėnuo, sakykime, jeigu jūsų prekiams yra aktualus sezoniškumas, galbūt dar kažkokie tai kriterijai, tai pasirenkat parduotuvę, kurioje norite reklamuoti, ar tai būtų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, jeigu norėtumėt vėlgi paleisti reklamos kampaniją per visas 4 šalis, tokiu atveju reikėtų sukurti 4 skirtingas kampanijas, nes viena kampanija yra dedikuota vienai šaliai, tai vienai rinkai. Ir kitas žingsnis, tai pasirinkat prekes, tai prekių pasirinkimas, galit nurodyti prekių ID, galit rankiniu būdu pridėti prekes, kas yra labai svarbu pasirenkant prekes ir kodėl tam tikrais atvejais nematysite visų prekių. Tai galima reklamuoti tik tas prekes, kurios laimi buy box. Jeigu nėra laimimas buy box, jūs prekes šiame sąraše, kur pasirenkat, ką pridėti reklamos kampaniją, nerasit. Kodėl yra padaryta taip ir ne kitaip, tai praktinis pavyzdys, tai Selleris A leidžia reklamą, bet nelaimi buy box ir neturi geriausios kainos, bet jisai leidžia reklamą, investuoja pinigus ir tada yra Selleris B, kuris neleidžia reklamos, bet turi žemesnę kainą. Tai kas nutinka šiuo atveju, klientas galbūt pamato Sellerio A reklamą, ateina į puslapį, bet galiausiai nuperka iš Sellerio B, vien dėl to, kad Selleris B turi geresnę kainą. Tai kad nebūtų taip ir kad iš esmės, kad būtų sąžininga reklama, tai todėl galima reklamuoti tik tais atvejais, kai jūs laimite buy box, turit, nežinau, greičiausią pristatymą, geriausią kainą ir yra daug kitų sudėdamųjų dalių, bet iš esmės laimint buy box jūs galite reklamuoti prekes. Tai mažas niuansas, bet jis yra labai svarbus. Tai kitas žingsnis, tai iš esmės reikėtų pasirinkti biudžetą, cost per click kainą ir tada kampanijos laikotarpį. Vėlgi, kas svarbu pasirenkant biudžetą, bet kadangi tai yra seminaras pradedantiesiem vartotojam ir, nežinau, galbūt kažkas jau leidžia ilgą laiką reklamą, o galbūt ir visiškai neleidžiat, bet jeigu tik norit pradėti arba pradedat, tokiu atveju siūlau vėlgi pačioj pradžioj turėti labai mažus biudžetus, kad suprast, kaip ir kas veikia būtent jūsų prekiai, jūsų kategorijoms. Nes, kaip ir minėjau, galite turėti kelias reklamos kampanijas ir matysit, kad viena kampanija veikia labai gerai, kita neveikia. Tai iš čia toks geras pratimas pasidaryti namų darbus, suprast, kas veikia, kaip veikia, kodėl neveikia ir tam tikrai nereikia skirti daug laiko, kaip minėjau, valandą laiko per savaitę yra labai gerai. Tai taip, iš esmės biudžetas, mokestis už paspaudimą pasirenkat jūs, mokestis už paspaudimą negali būti žemesnis nei 6 centai, ką aš rekomenduoju, vėlgi, jeigu jūs pasidarot namų darbus ir jūs matot, kad jūsų kategorijoje nėra jokios konkurencijos, sakykime, niekas nesireklamuoja, tai tokiu atveju nėra prasmės nusistatyti biudžeto, nežinau, 30 ar 40 centų. Galit statyti visišką minimumą, tai būtų 6 centai už paspaudimą. Ir iš esmės
jūsų reklamos kampanija startuoja. Tai nuo kampanijos paleidimo iki tol, kol jinai taps matoma mūsų puslapį, gali praeiti nuo 15 minučių iki 24 valandų. Tai čia labai priklauso tam tikras prekės užtrunka laiko, kol atsinaujina per prekių feedus, kada gaunam informaciją, bet įprastai tai trunka iki kelių valandų. Tai keletas konkrečių patarimų, vėlgi pradedant leisti reklamą, kas yra naudinga ir kas tikrai padės jums. Tai norėdami reklamuoti didelį produktų skaičių, atskirti kampanijas pagal produktų kategorijas. Tai tikrai nerekomenduoju ir nerekomenduoju iš tos pusės, kad jeigu norit turėti gerus rezultatus, nepadarykite taip, kad turit vieną reklamos kampaniją ir ten sumetat visas savo prekes ir, nežinau, 300-500 prekių. Taip daryti nereikėtų, iš esmės remiamų produktų reklamai rekomenduojama į vieną kampaniją įtraukti nuo 2 iki 10 tos pačios kategorijos produktų. Labai svarbu, kad tai būtų tos pačios kategorijos produktų. Jeigu reklamuojat kėdės, tai viena kampanija ir turėtų būti dedikuota kėdėms. Jeigu norit reklamuoti stalus, nežinau, žaliuzės, užuolaidas, tai tam reikėtų sukurti atskiras kampanijas ir vėlgi, kad viena kampanija žaliuzėm, dar viena kampanija stalam, dar viena kampanija televizoriams ir taip toliau. Kodėl taip yra svarbu, kadangi mes, tai yra platforma iš esmės, kurią mes naudojam, tai visada bando surasti tinkamiausiai ir žmogų, kuris yra tikėtina labiausiai rinksis ar pirks jūsų prekes. Tai kaip mes tai padarom, tai iš esmės vėlgi atsižvelgia į tai, ko ieškojo klientas. Jeigu klientas praeitį ieškojo, nežinau, stalo, televizoriaus ir lovos, tai mes jam rodysim būtent šių prekių kategorijos reklamas. Jeigu jisai neieškoja telefono, tai mes tikėtina nerodysim jam telefono reklamos, nes nebent jisai buvo peržiūrėjęs mobiliųjų įrenginių kategoriją mūsų puslapį, tai vėlgi galima traktuoti, kad tai yra tikslinė auditorija ir rodykim jam reklamą. Tai dėl to yra labai svarbu atskirti prekes pagal kategorijas, kad nebūtų vienoj kampanijoje prekių iš, 20 skirtingų kategorijų ir iš esmės tada platforma, sistema tai pasimeta kam ir kaip rodyti tą reklamą. Kalbant apie kategorijų puslapių reklamą, svarbu pasirinkti nuo 1 iki 5 skirtingų prekių per kategoriją. Tai vėlgi, tai turėtų būti limituotas skaičius. Ką aš visat rekomenduoju, tai vienoj kategorijoje, tai vėlgi paimkim, jeigu aš prekiauju čiužiniais ir noriu leisti kategorijos tipo reklamą, aš turėsiu vieną kampaniją, kurioje reklamuosiu maksimum 2 čiužinius. Tai kad turėsiu pirmam puslapį, top 2 pozicijos bus mano iškelti čiužiniai. Galima įdėti ir 5 prekes, bet tai turėtų būti prekes, kurios iš esmės yra toj pačioj kategorijoje, bet jos yra kardinaliai skirtingos. Tai jeigu tai kalbant apie čiužinius, tai nežinau, galbūt tai galėtų minkštas, kietas ir vidutinio kietumo čiužinys, galbūt skiriasi medžiagiškumas, galbūt dar kažkas tai, bet jeigu norit reklamuoti daugiau nei 2 prekes, tai turėtų būti prekes būti gan skirtingos, kad pagaut, sakykime taip, tą savo tikslinį klientą, kur jeigu žmogus jau ateina ir žino, kad aš mėgstu kietą čiužinį, tai aš tikėtina net neperžiūrėsiu ir nespausiu ant minkšto čiužinio, nes aš jau kaip ir atėjau žinodamas, ko aš noriu. Tai tokiu atveju galėtų būti, bet bendrai visada rekomenduoju turėti kategorijos puslapio reklamai 2 prekes. Ir kaip minėjau, Facebooko reklamai rinktis prekių nereikia, tai padaro dirbtinis intelektas. Reklamuokite produktus su nuolaidomis. Tas yra svarbu, turbūt nereikia daug aiškinti, bet nuolaidos, greitas pristatymas, nežinau, galbūt kažkokios tai yra sezoniškos prekės, kurioms poreikis atsiranda labai staigiai. Tai šitą jūs turėtumėte, sakykime, reklamuojat kremą nuo saulės ir prekiaujat kremą nuo saulės, tai
labai aiškus yra sezoniškumas prekės ir vėlgi atsižvelgiant į orus, tai vat, ką galit patikrinti, kad jeigu matot, kad ateina savaitgalis, nežinau, praneša plus 30, nu, tai tikėtina, kad šios prekės žmonėms reikės ir reikės labai greitai. Tai tokiu atveju jūs turėtumėt turėti greitą pristatymą ir geriausia kaina, kas vartotojams yra visada labai aktualu. Taip, toliau rekomenduojame turėti atskiras kampanijas geriausiai parduodamiems produktams. Tai vėlgi, jeigu turit daug skirtingų kampanijų iš skirtingų kategorijų, bet kiekvienoje kampanijoje vis tiek tikėtina bus top 3 SKU, kurie parsiduoda geriausiai, kurie tikėtina sugeneruoja 80% visų pardavimų. Tokiom prekiam rekomenduojame turėti atskiras kampanijas ir tas kampanijas sukelti tik tas prekes, kurios parsiduoda geriausiai, nes vėlgi tai reiškia, kad su tom prekėm yra viskas gerai, yra geri aprašymai, geros nuotraukos, gera kaina, tikėtina greitas pristatymas. Todėl tokias prekes labai verta reklamuoti, nes jos jau rodo savo potencialą, kad jos gerai parsiduoda ir tikėtina gali parsiduoti dar geriau. Tai taip, iš esmės, jeigu prekės rodo gerus rezultatus, visada rekomenduoju tokias prekes reklamuoti ir toliau ir skirti joms kiek galima daugiau dėmesio. Nepakankamas biudžetas gali turėti įtakos jūsų rezultatams. Tai vėlgi, pačioj platformai bus statusai, bus ikonėlės, kada tam tikrais atvejais, vėlgi, jeigu konkurencija bus labai aukšta tarp skirtingų pardavėjų, tai iš esmės, kaip veiks reklama, reklama veiks aukciono principu. Tas, kuris pardavėjas, kuris turės, ar tai būtų didesnė kaina už paspaudimą, ar didesnė kaina už parodymą, to reklama tikėtina bus rodoma aukščiau ir jisai, vėlgi, jeigu tai yra, sakykime, kategorijos puslapis, kur yra pozicijų skaičius labai ribotas, tai yra 5 pozicijos per kategoriją, tai tokiu atveju, jeigu vienas pardavėjas nori reklamuoti 5 prekes ir kitas reklamuoti taipogi 5 prekes, tai tas, kurio kaina už parodymas bus didesnė, to 5 prekes ir bus rodymas. Tokiu atveju pardavėjas, kuris nelaimė aukcioną, jisai matys, kad pasiūlyta suma yra per maža, pasiūlykit didesnę sumą ir jūsų prekės bus rodomas. Tai vėlgi, į tai reikėtų atsižvelgti, pasižiūrėti, kad labai, bet ką aš noriu pasakyti, labai svarbu, kad iš savo pusės irgi pasidarytumėt namų darbus, pasižiūrėtumėt, ar jūsų kategorijoje yra kažkokia tai konkurencija. Jeigu yra, nežinau, kitas pardavėjas, matot, kad jisai reklamuojasi su labai dideliais biudžetais, matysit iš reklamos skaičių, kiek yra pozicijų, galbūt jums neverta toj kategorijoje net leisti reklamos, galbūt jūs turite šiek tiek mažiau populiarią kategoriją, bet vien dėl to, kad ten nėra konkurencijos, jūs galite investuoti daug mažiau, po pasakoje sugeneruosit daugiau pardavimų ir tai bus jums finansiškai, žiūrint iš marketingo biudžeto pusės, galbūt jums tai bus daug naudingiau ir efektyviau nei varžyti su kažkokiu tai pardavėju, kuris jau ilgą laiką leidžia reklamą, turi tuos reklamos biudžetus ir kuris gali nepabijoti vėlgi pasivaržyti su jumis, kur sakys, tai gerai, už paspaudimą aš galiu pasiūlyti 30 centų, galbūt jam tai bus naudinga, nes jis tai daro ilgą laiką, jisai jau yra padaręs tos namų darbus, jisai žino, kas veikia, kaip veikia, ką daryti, tai tokiais atvejais vėlgi reikėtų labai įsivertinti. Kitas svarbus faktorius tai išoriniai veiksmai, ką ir minėjau, sezoniškumas, galbūt dar kažkas, tai kažkokia, nežinau, geopolitinė situacija. Visa tai irgi gali turėti įtakos jūsų pardavimams. Tai labai svarbu, bet vėlgi, jeigu yra tas pats pavyzdys su kremu nuo saulės, jeigu 3 savaitės pranašauja vien tik lietų, tai tokiu atveju tikėtina, kad pardavimai šitos prekės bus ganėtinai maži ir tokiu atveju net neverta tokios prekės reklamuoti. Taip, galima daryti prielaidas, kad galbūt kažkas tai atostogaus, važiuos į užsienį ir panašiai, bet vėlgi tai kažkiek pardavimus reklama pakels, bet sąlyginai mažai, todėl tokiais atvejais
reikia įsivertinti apskritai, kas gali turėti įtakos jūsų, kokie išoriniai veiksmai gali turėti įtakos jūsų pardavimams. Ir paskutinis ir turbūt svarbiausias, tai priimkit sprendimus, kurie yra pakristi duomenimis. Tai vat, ką aš ir sakiau, pradėkite su labai mažais biudžetais, pasižiūrėkit, kas jums veikia, kas neveikia. Apskritai, kaip veikia pati platforma. Turėdami kažkokius tai duomenis, galite pasidaryti kažkokias išvadas ir tai vėlgi bus jums atspirties taškas judėti pirmin, investuoti kažkokius tai didesnius biudžetus, galbūt kai kur kai tik biudžetus nukirpti, susiveršti diržus ir orientuotis tik į tą reklamą, kuri iš tikrųjų veikia. Taip pat prie prezentacijos yra kampanijų tipai pagal kategorijos. Tai iš esmės kategorijos tipas ir reklamos tipas. Tai kokie reklamos tipai yra rekomenduojami vienai ir kitai kategorijai, tai čia nesiplėsiu vėlgi po šito seminaro visa informacija, tai ir tai, ką aš kalbu, bus įrašyta ir šita prezentacija bus atsiųsta jums į pašto dėžutės. Tai patarimai buvę prieš tai, bei šitą kampanijų tipai pagal kategorijas, vėlgi čia yra, sakykime, špargalkė, jūsų nuorodos pirminiai reklamos kampanijai, nes, jūs žinot, kad prekiaujat, nežinau, maisto produktais, tai nuo ko jums reikėtų pradėti, tai gerai, reklama kategorijų puslapius įrašuosi. Tai jūs jau kaip ir turit reklamos tipą, tada kitas žingsnis nueinat į pigų.lt ar tai kažkokį kitą domeną priklausomai nuo šalies, kur norit reklamuotis. Pasižiūrit, jūsų konkurentai reklamuojasi, nesireklamuoja, pagal tai nusistatot biudžetą, veiksmus ir startuojat su reklama, tai viskas gan paprasta. Tai ką aš ir minėjau, daug kartų rezultatų stebėjimas ir ką aš akcentuosiu ketvirtadienį seminare, tai kaip stebėti tos rezultatus, kas yra svarbu. Tai stebėti rezultatus yra labai svarbu. Pačioj platformoje yra štai tokia lentelė, kur iš esmės matot, kiek išleidot, kiek jums kainavo tas paspaudimas, parodimas, kiek pardavimų sugeneravot, koks yra santykis tarp jūsų išleisto biudžeto ir sugeneruotų pardavimų. Tai ROAS metrika, kas yra labai svarbu. Tai šį kartą aš apie tai nesiplėsiu, nes turim ribotą laiką, bet jeigu planuojat leisti reklamas, investuoti arba galbūt, nežinau, galbūt tiesiog norit sužinoti daugiau apie marketinginės metrikas, apie analitiką, tai dar kartą, ketvirtadienį 11 val. Labai kviečiu prisijungti prie seminaro ir paklausyti daugiau iš praktinės pusės, kaip veikia platforma ir kaip analizuoti. Tai kokių rezultatų galima tikėtis naudojantis PHH Ads platformą? Tai vėlgi, tai yra labai daug sudedamųjų dalių, tačiau pateikiu kelis pavyzdžius, tai yra 3 pardavėjai su labai skirtingu asortimentu. Tai mėlyna linija yra pardavimai, oranžinė tai yra išleistas biudžetas marketingui ir tada ROAS. Tai kas yra ROAS dar kartą? Tai yra iš esmės proporcija, santykis tarp pardavimų ir išleisto biudžeto. Tai iš esmės visada yra noras turėti bet kurioje rinkoje kuo didesnį ROAS, nes iš esmės ROAS yra kiek vienas euras išleistas marketingui sugeneruoja apyvartos. Tai jeigu aš marketingui išleidžiu 10 eurų ir sugeneruoju apyvartą GMV už 80 eurų, tai santykis bus 1:8 ir mano ROAS bus 8. Tai mūsų platformos ROAS vidurkis yra 8, toks yra, vėlgi, dar vienas būtų atspirties taškas, tai viskas, kas yra virš 8 yra labai labai gerai, kas yra mažiau 8, tai sakykime, yra vietos pagerinti šios rezultatus. Tai kaip ir galima matyti iš pateiktų pavyzdžių, iš esmės, visi pardavėjai, kurie investuoja ar tai didina biudžetus, tai pardavimai taip pat auga nuosekliai. Tam tikrais atvejais ROAS nukrenta, bet iš esmės ką reiškia, jeigu aš turiu gerą ROAS, padidinu biudžetą, mano pardavimai paauga, bet tada dar kartą padidinu biudžetą, bet matau, kad ROAS mano krenta. Tokiu atveju tikėtina, kad galvoju, kaip tinkamai įsireikšti ir kuo trumpiau
Iš esmės, kad jeigu matot, kad ROAS pradeda kristi didinant biudžetą, tai reiškia, kad jūs jau pasiekėt tą sumą biudžeto, kur galite labai efektyviai išleisti savo biudžetą. Tai sakykime, jeigu mano biudžetas pirminis buvo biudžetas 100 eurų, tada pakėliau marketingo biudžetas iki 200 ir tada iki 300 ir prie 300 matau, kad ROAS pradeda stipriai kristi. Reikėtų žengti žingsnį atgal ir tada sumažinti biudžetą iki 200 ir tada tikėtina ROAS įsilaikys ganėtinai aukštas. Ir ką tai reiškia, kad leidžiate reklamą efektyviai, jūsų ROAS aukštas. Jeigu, nežinau, kelis kartus pakėlus biudžetą matoma, kad ROAS yra vis dar aukštas ir jisai nekrenta, tai tikėtina, kad galit biudžetą didinti ir toliau ir tokiu atveju jūsų pardavimai atitinkamai didės. Tai kažkuriuo metu, pakeldami biudžetą, tikėtina vis tiek susidursit su tą situaciją, kad ROAS pradės kristi, tokiu atveju sumažinsit biudžetą, bet turėsit atsakymą savo, koks yra rekomenduotinas biudžetas, nežinau, kompanijai, kategorijai ar dar kažką. Tai, kaip ir minėjau, ketvirtadienį 11 valandą šiek tiek detaliau apie visą tai. Tai papildoma informacija, vėlgi visa informacija bus skaitrėse, tai 3 esminės nuorodos, tai nuoroda į pačią platformą, tada nuorodai dažniausiai užduodamus klausimus bei atsakymus, tai iš esmės viską, ką apkalbėjom, tai kuom skiriasi reklamo tipai, ką reiškia viena ar kita metrika, dar kartą kas tas ROAS, ką reikėtų daryti, kad reklama veiktų ir veiktų sėkmingai, tai visus šiuos atsakymus rasit prie dažniausiai užduodamų klausimų. Bei taip pat pasidalinsim PHH Ads instrukciją. Tai bus trumpas PDF failas, realiai iki 10 puslapių su visa informacija, kurią aš ir jums parodžiau, papasakojau, bus labai glaustai sudėta į vieną failą su nuotraukom, kad vėl, jeigu po savaitės ar po 2 tik tai turėsit laiko prisėst prie pačios platformos, tai kad būtų kažkokia išliekamoji vertė. Tai iš esmės tiek. Ačiū Jums.